Ar žinai, kas yra tikrai didelė įmonė? Kompanija didelė. Tai tokia įmonė, kur tu 3 metus sveikinėsi su žmogumi, bet ne velnio nežinai, nei koks jo vardas, nei ką jis dirba. Korporacija, tai. O čia yra didelė įmonė. Diplomatas yra tas, kuris žino, kada moters gimtadienis, bet tuo pačiu nenutuokia, kiek jie yra metų. Dar džentelmenas tik to. Moteris ryte taip nubunda, mergina, nubunda, reiškia, virtuvėje pasiemus kavos puodelį, žiūri pro langą ir negali patikėti. Taip, ant priešais esančios sienos tokios didelės parašyta, taip gražiai su grafiti išpiešta, su širdelėm. Simutė, tekėk už manęs. Mergina sako, Jėzu, taip apsidžiaugiau, puodelis iš rankų vos neiškrito, ištirpau prie palangės stovėdama, kol atsiminiau, kad aš raminta. Nu, sako, rūpa, nu vos 10 minučių darbė, o jau vietoj kablelių aš naudoju keiksmažodžius, nu. Draugelė šnekasi, sako, girdėjau, kas ten skiriatės ar pykstatės su žmona, kas ten yra? Nu kaip, sako, dėl jos pavydo grinai. Nu, sako, tu nedurniuok, žmogau, tai jeigu supranti, yra tokį posakis, jeigu pavydi, reiškia myli, tai vadinasi, ar rūpi. Nu jo, bet, matai, pavydos tenas įkelia mūsų šeimos draugo Aurelijui. Dar klausimas. Kodėl uraganus įprasta pavadinti moterių vardais? Pasirodo, nes jie kaip ir moteris per skyrybas nuneša namus ir mašinas. Ko tu žiūrėjai mane? Tęsime laidą. Kaip tik po vestuvių, šiandien visi vat apie tai. Jau naujoji nuotaka sako vyrui, klausyk, aš tau noriu tai pasakyti. Aš tikiuosi, kad tu visada sutiksi su mano mintimis. Aš labai to tikiuosi. Vyras sėdi, sako, nu taip, mieloji. Ne, bet aš, rimtai. Nu taip, mieloji. Nu tu meluoji. Nu taip, mieloji. Yes, man. Pernelyg karšta vonia privertė vaiką pradėti kalbėti pusmečio anksčiau. Beje, Jolanta nuėjusi į pirmąjį pasimatymą, Jolanta jau buvo gerokai metų, nusprendė save parodyti iš pačios geriausios pusės, dėl to einant į teatrą jį pasiėmė dėl visako termosas, raugintų kopūstų sriuba. Nu gerai, irgi dar porą senoviškų. Geros žmonos taisyklė. Išleisti tiek vyro pinigų, kad neliktų meilužiai. O gero vyro taisyklė. Žmonos spintoje turi būti tiek rūbų, kad nei vienas meilužis ten netilptų. Ačiū. Ir dar vieną gal pabaigai. Varyk. Du kaubojai susitinka. Va čia prie džinglo prisiūsim anekdotą. Man ranka yra pati greičiausia laukinėse vakaruose. Nu jo, sako kitas, o aš tai labiau vertinu moteris. M1 ryto šou.